Užsimerk. Giliai įkvėpk. Ir iškvėpdamas išpūsk iš savęs visą įtampą, nuovargį, stresą. Vėl giliai įkvėpk. O iškvėpdamas paleisk iš savo krūtinės viską, kas jas slegia. Giliai ir iš lėto įkvėpk trečiąjį kartą. Ir kai iškvėpsi, paleisk visas susikaupti neleidžiančias mintis. Patyrinėk savo kūną. Stebėk, kaip jis iš lėto tau įkvepiant ir iškvepiant atsipalaiduoja. Raumenys suminkštėja. Kvėpavimas nurimsta ir sulėtėja. Ir į tavo kūną palaipsniui sugrįžta nusiraminimas, atsipalaidavimas ir ramybė. Dar sykį giliai įkvėpk. Iš lėto iškvėpk. Pakviesk savo kūną ir jo energijos resursus nukreipti į savęs atstatymą, sveikatinimą, įvairiapusį puoselėjimą. O dabar įsivaizduok, jog stovi savo kūno centre, jo ašyje, kuriuo teka tavo gyvybinė energija. Būdamas šiame energijos spindulyje ar sraute, atkreip dėmesį į energijos natūrą, stiprumą, šviesos intensyvumą, galbūt net spalvas. Atkreip dėmesį į šio srauto spindulio erdvumą. Vėl giliai įkvėpk ir iškvėpk. O dabar pamatyk, kaip tau esant energiniam sraute aplink tave pradeda formuotis šviesos spiralė. Ir ta šviesos spiralė apsuka tavo kūną ir nutįsta aukštyn, besisukdama ir toldama nuo tavęs. Kai gerai įsižiūri, tu pamatai, jog ši spiralė yra sudaryta iš mažyčių kopėčių. Kai tu dar geriau įsižiūri, pamatai, jog iš tiesų tu stovi savo genų struktūroje. Ta spiralė, kurią tu regi, yra tavo genų DNR. Stebėdamas šią spiralę, arba kitaip kopėčias sudarytas iš daug mažyčių narelių, tu pradedi pamatyti, jog kai kurie nareliai yra sutrūkę, aptrupėję,
Galbūt tu pamatysi, jog šioje spiralėje trūksta tam tikrų jos dalių. Tad tu intuityviai nusprendi atstatyti savo genų struktūrą, savo DNR sveikatą. Tad tu keliauki šią spiralę aukštyn, tyrinėk DNR sandarą, stebėk, kur joje trūksta reikiamų dalių, kur toje struktūroje reikia tavo prisilietimo. Ir vos tau prisilietus, visa tai sugyja, atsinaujina, sugrįžta į harmoningą struktūrą. Tad kilk šią spiralę aukštyn, stebėk savo DNR struktūros kokybę ir jeigu reikia, ją pagerink, prisiliesdamas, nusiųsdamas ten dėkingumo, meilės, šviesos ir viso kito, ko pajausi, jog tavo genams reikia šiuo metu. Kilk šią spiralę aukštyn, stebėk, jausk, įsivaizduok, kaip atstatai savo genų sveikatą. Leisk, jog tavo vidus vestų tave, keltų tave aukštyn, kad tu galėtum išglostyti ir atstatyti savo DNR grandines. Kai pajausi, jog tavo meilės terapija jau atlikta, ženk žingsnį atgal nuo DNR struktūros ir pamatyk prieš save visą geną ir kaip jis atrodo. Galbūt išoriškai pamatysi, jog tavo konkrečiam genui reikia tavojo prisilietimo. O kai pajausi, kad šis darbas atliktas, ženk žingsnį atgal ir pamatyk priešais save ląstelę. Pažiūrėk, įsižiūrėk, kaip ji atrodo ir jeigu reikia, patyrinėk ir susivok, kokios pagalbos reikia šiai ląsteliai. Ir tada atliepk į jos poreikį.
dar žengi vieną žingsnį atgal ir priešais save pamatai audinį ar organą. Dar kartą įsižiūri, pajauti, suvoki, pamatai, kaip sveikatinti šią kūno dalį. Taip ir padarai. Ir vėl žengi žingsnį atgal ir dabar pamatai visą savo kūną priešais save. Tu į jį pasižiūri, patyrinėji, užčiuopi dėmesio prašančias vietas ar vietą. Nusiunti jai savo dėmesio, meilės, šilumos, atjautos, dėkingumo. Ar to, ko ji prašo pati. Tu giliai ir iš lėto įkvepi. Tada iškvepi. Žengi dar vieną žingsnį atgal. Ir dabar, pasitelkdamas savo vaizduotę ir širdies pagalbą, tu pamatai ir išgyveni visiškai sveiką savo kūną. Kaip atrodo visiškai sveikas tavo kūnas? Ir koks jausmas tave apima stebint sveiką save? Kai aiškiai matai sveiko savo kūno viziją, tu nusprendi įžengti į ją ir įkūnyti. Tu dabar stovi sveiko kūno viduje. Dar kartą giliai įkvepi ir iškvepi. O tada sau pasakai: aš esu visiškai sveikas. Aš mėgaujuosi puikia sveikata kiekvieną dieną. Ir už tai esu dėkingas. Aš savo kūnui dėkoju iš visos širdies. O dabar dar kartą giliai įkvėpk. Iš lėto iškvėpk. Ir savo dėmesį perkelk į fizinį kūną. Pajausk jį.
Dar kartą giliai įkvėpk ir iškvėpk. Tada švelniai save apkabink. Ir įkvėpk bei iškvėpk trečiąjį kartą. Ir kai būsi pasiruošęs, atmerki akis.